Top Sport lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, eteryje laida Nematoma pusė. Išskirtiniai įvykiai, išskirtiniai žmonės ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną yra galimybė pašnekinti žmogų, kurį pagauti yra pakankamai sudėtinga, bet kuris kelia labai didelį susidomėjimą ir visi laukia, kadagi atsiras ta nauja sporto organizacija sostinėje, kuri, daugelis tikisi pakeis tą galbūt hierarchiją arba pridės daugiau tos tokios sportinės dvasios Lietuvai. Tai yra Gediminas Žiemelis. Sveiki, Gediminai. Sveiki. Labai malonu Jūs matyti ir iš karto norisi paklausti, kada gimė ta idėja, kad Jūs jau norite ne tai, kad remti sportą, bet pats valdyti sporto organizaciją, sporto klubą? Sportas visą laiką suka mano gyvenimą. Pažįstu praktiškai visus iškeliausius Lietuvos krepšininkus, trenerius, komandų savininkus. Ir vienaip ir kitaip tas sportas įvairiais pasiūlymais vis mane pasiekdavo. Nes Jūs esate labai turtingas žmogus, trečias, man atrodo, Lietuvoje, tai gal dar ir dėl to Jūs pasiekdavo. Žinot, neseniai kalbėjausi su treneriu Virginijum Šeškum, jisai sako, žinai, negalėsiu atvažiuoti, atvažiuoja Gediminas Žiemelis, reikia pasiruošti viską čia ir taip toliau. Lašinukų. Tai, žinot. Aš galvoju, kad galbūt tas turtingas žodis. Visų pirma, kai tu esi turtingas moderniam pasaulyje, tu esi labai ir tuo metu atsakingas. Iš tavęs reikalauja didesnės socialinės atsakomybės, didesnio indėlio, tu turi skirti laiko jaunų žmonių mokymui, dalinimuisi savo patirtimi ir taip toliau, taip toliau. Tai galbūt tos posovietinėse šalyse toks mąstymas, jeigu turtingas, tai būtinai ten yra daug neigiamo to backgroundo už to. Bet moderniam pasauliu turtingas tame tarpe jisai turi prisidėti prie visuomenės vystymosi galų gale, kas yra plačiaja prasme verslas. Verslas tai yra ekonomika, ekonomikos dalis. Ir jeigu atimt vardą, pavardę ir asmens kodas, tai visa rinkos ekonomika yra visų verslo įmonių konsolidacija. Tai šiandien moderniam pasaulyje tai verslas yra ekonomikos dalis, o ekonomika yra šiaip visas šalies gyvenimas. Todėl tu iš esmės dalyvauji šalies gyvenime ir tu negali daryti tų dalykų, kai tu esi neatsakingus už tą ekonomiką. Tai jeigu čia pakomentuoju biškį apie verslą. Todėl aš to dalyko neįstatyčiau į pirmą vietą, kad tai kažkoks socialinis gerbūvis, jis pritraukia daugiau atrakcijos. Jo, paramos prašo daug ir visi. Ir galbūt čia yra, pavadinčiau, tą transformacijos laikotarpį, kai mes turėjom valstybių remiamą sportą ir šiandien sportas įvairiais būdais tampa viešo kapitalo rinkos dalis, kontento valdytojas, vartotojų, kuriem gali parduoti papildomą paslaugą. Ir tas transformacijos laikotarpis, jis gali būti labai ilgas. Pavyzdžiui, aviacijų transformacijos laikotarpis, kai tradicinės kompanijos pradėjo atsisakinėti savo netradicinių verslų ir gimė pirmieji laukos, tai tęsis nuo 1980 metų. Tai yra 40 gerus vienus metus. Nuo 1980 metų. Tada atsirado pirmas laukostas Amerikoje, Southwest Airlines. Neteisingai galvoti, kad Rainieras yra didžiausias laukostas. Rainieras nukopijavo Southwest Airlines modelį Amerikoje. Ir tada Tony Ryanas, Rainiero įkūrėjas, kurio sūnų aš gerai pažįstu, Declaną Ryaną, į savo asistentą O'Leary nusiuntė į Ameriką, 6 mėnesius kopijavo tą modelį ir atvežė Europą. Ir tada, kai atsitiko krizė septembrį 11, jie užsakė daug Boeingų ir gimė Rainieras. Tai ta transformacija vyksta jau nuo senai. Tai aš manau, panašiai vyksta ir su sportu. Ir mes šiandien turim iš esmės palikimą visame sporte, gal apart futbolo, kuris jau turi pakankamai stiprią finansinę bazę, ir futbolas, maža šalis jau, jeigu jos teisingai vadybiškai sutvarkytų savo vadybą, jau gali pretenduoti į išsilaikymą tik tai iš sporto. Bet ten, sakykime, yra teisingas pinigų perskirstimas, vien Europos čempionatas 5-6 milijardus uždirba ir tie pinigai vis tiek ateina į tuos didžiosius klubus. Tai kitose šakose to nėra, nes ten susidomėjimas mažesnis, jos iš dalies subsidijuojamas iš kitų sporto šakų, bet ateityje tai vis tiek vienas be kito sportas negalės ir ta atletiškumo vystymas vis tiek turės ir lengvą atletiką remti, ir kitas sporto šakas, nes tada vienas sportas negali išlikti, pavyzdžiui, futbolas.
turi būti ir kiti sportai ir jie turi būti reklamuojami, žvaigždės turi pritraukti vartotojus. Tai tas transformacijos etape daug kas prašo tos paramos ir tai yra iš vienos pusės, kartais net ir irzelį sukelia, kai nežinau, ten X5 lygos, ten mes darom tą, bet supranti žmonių entuziazmą, kad jie toje terpėje veikia ir jie neturi, ta terpė nebuvo pakeista ir ne jų galimybėse pakeista terpė. Tai mano galbūt pamastymas atėjimo į sportą yra susijęs ir krepšinė yra susijęs su to, kad aš galbūt noriu paankstinti tą transformacijos laikotarpį ir pirmą kartą padaryti to, ko dar nėra padaręs nei vienas Europos krepšinio sporto klubas žaidžiantis Eurolygoje. Žiauriai įdomu. Tai ką jūs norite tokio padaryti? Šiandieninėje erdvėje sportas pritraukia žiūrovus, fanus, vartotojus. Sakykime, virš milijono vartotojų turintis verslo subjektas, vartotojų, tai net registruotų vartotojų, kurio yra žinomas koordinatės, vardas, pavardė, telefonas, kuris gali gauti pasiūlymus kitų prekių ir paslaugų, tai jau toks subjektas, jis jau kainuoja ten 10-15 milijonų dolerių mažiausiai, o šiaip yra vertinimas, kad vienas vartotojas registruotas bazė, kuriam gali pasiūlyti kitą paslaugą, jis jau yra vertinimas šiandien apie $100. Tai visa esmė, kad reikia pradėti galvoti, kokią tu auditoriją gali pritraukti ir jinai nebūtinai turi ateiti į areną. Jinai gali gyventi kitoj užjūrio pusėje, sakykime. Ar gali būti krepšinio klubas visos Lietuvos krepšinio klubo? Žalgiris jau nebegali, Žalgiris Kauno yra. Teoriškai jis bando būti ir netestui fanų daug turi, bet ar gali susikurti toks klubas, kuris apjungs viso pasaulio lietuvius? Teoriškai gali. Kiek visam pasaulyje gyvena iš Lietuvos kilusių žmonių ir net nebūtinai Lietuvos? Daugybė. Netoli 5 milijonų, aš galvoju, su jų palikuonim. Tai yra 5 milijonų rinka. Ar gali iš Lietuvos būti atliekamas krepšinio eksportas į savo šalies komandos neturinčios stipriausiai lygų, bet turinti žaidėją, kuri žaidžia toj lygui? Pavyzdžiui, Ispanijos lygui žaidžia berods 3 Islandai. Visos tos komandos, jie nežaidžia Eurolygai, visos tos komandos yra stebimas Islandijos auditorijoje, kurioje sakykime, vartojimas yra vienas vartotojas naudoja tiek, kiek 5 Lietuvos vartotojus naudoja. Perka viską, jie žiūri viską, jie perka viską. Tai yra provartotojiška rinka. Ir manau, kokie 100-150 tūkstančių auditorijos sutraukia tie keli žaidėjai. Tai aš manau, kad šiandieninė antra taisyklė, be tų vartotojų, šiandien reikia žiūrėti vien į Lietuvos rinką. Reikia žiūrėti gerokai platesnę rinką. Varšuva neturi krepšinio klubo, kuris gali žaisti Eurolygoje, bet fanų yra. Gruzija neturi. Ir tos rinkos, kurie yra krepšinio penetrationas pakankamai aukštas, galima pabandyti padaryti krepšinio eksportą per vartotojų ir fanų pritraukimą, kurie nebūtinai ateis į areną, bet kurie turės savo mėgstamą komandą, kuri bus tam tikrais argumentais paremta. Jeigu galima prekiauti, nežinau, padėvėtais rūbais iš Lietuvos ir turėti marketplace'ą ir prekiauti Vokietijoje, tą patį galima daryti su krepšiniu. Teko skaityti jūsų interviu, daug yra įdomių minčių, bet ar tas jau klubas tikrai prasideda, kada tai prasideda, kada jau toks didesnis tas veiksmas, nes dabar buvo toksai kaip ir pristatymas, idėja, broliai, mano geri bičiuliai, spaudoje ten pasirodė, kad užpatentavo berods 2 gal pavadinimus, tai gal jau liko vienas aiškus ir kokia dabar yra situacija su jūsų kuriamu klubu? Visų pirma, taip gausi, kad čia pagreitintas atėjimas. Kodėl pagreitintas? Dėl to, kad mes įsigijom areną, o mes turim tam tikrą pinigų kiekį, kurį mes galim panaudoti investiciniai veikloje. Ir mes perkam ne tik įmonės, mes 15 bendrovių pernai nupirkom visam pasaulyje. Covidas, kaip čia angliškai, COVID-driven acquisitions, tai kai tu perki bendrovės, kurios nukentėjo nuo Covidų, o arena viena iš tų ir tai pasitaikė, kad mes gavom pasiūlymą, įsivertinom, kad mes galim investuoti šitą asetą. Kažkurioje giliai pasąmonėje galbūt buvo tas, kad jeigu norėsiu labiau užsiimti sportu, tai aš bent turėsiu areną, kurioje galėsim realizuoti savo idėjas. Arena gavo pavadinimą, kuris didina mūsų bendrovės žinomumą. Mums žinomumas labai svarbus potencialių mūsų darbuotojų tarpe. Mes norim kviestis talentus, mes kūrėme fintechinį hubą, mes 12 bendrovių dabar sukelsim vieną pastatą, kurį atitiks visus to vadinamo naujoviško verslo inkubatoriaus ir mes norim būti žinomas kaip darbdavys potencialių darbuotojų tarpe. Tai va tas pavadinimas, jisai ir tik tai su to buvo susietas. Jokių po to nėra nei geopolitinių, nei politinių tikslų.
Dabar pagreitėjo veiksmas, automatiškai mūsų grupė įsigijo areną. Už pabrėšiu patrauklę kainą tuo metu. Mes, aišku, pasižiūrėjom, ką iš jos galima dar padaryti. Atstatymo kaštai arenos yra gerokai didesni. Kitaip tariant, pastatyti tokio didžio areną kainuotų gerokai brangiau šiandieną, negu mes pirkom. Natūraliai gausi, kad prasidėjo kaip viešos diskusijos. Bus klubas, jau eina ir visa kita. Bet tai ir pas galbūt net toks truputėlį postumis buvo, kad ir galbūt minčių susiformavimas. Jeigu jau taip formuojasi, kodėlgi nepasižiūrėjus. Tai visų pirma, aišku, aš su ryto, kaip ir tada sakiau viešuose pasisakymuose, taip ir dabar, nebuvo jokių diskusijų, bet aš duomenis visus žinojau puikiai. Krepšinio aplinka, nieko čia, kaip mūsų duomenis visai žinomi visiems, taip ir jų duomenis viešai žinomi. Ir tas biudžetas žaidėjų, to brandolio, kurie augintas 10 metų, nebebuvimas. Ir Tubelis, ir Marikas, ir Marčiulionio sūnus išvažiavo. Tai sakykime, klubas neturi didelio to užlepto turto, talentų pūlo ir turi ten netoli 3 milijonų skolų, kas iš principo yra pakankamai didelis akmuo pakabintas ant pačios organizacijos. Ir aišku, prarastas pasitikėjimas šiaip įvairių sluoksnių tarpe. Bet neatmetu galimybės, kad ryto pozicija pasikeitė akcininkai, neatmetu galimybę, kad tai yra vienas iš tų objektų, kuris galėtų būti tęsti savo veiklą. Galbūt net mes jį galėtumėm įsigyti. Aišku, alternatyvos yra esamo klubo įsigijimas kitą mieste, ne vienas klubas yra parduodamas, čia vieša paslaptis. Perkelti klubą iš vieno miesto į kitą nėra sudėtinga ir aišku, naujos licenzijos gavimas jau be jokios istorijos. Kad duotų seno klubo įsigijimas, tai 2 klubai konkuruotų dėl viešos paramos mieste, ten turėtų būti viskas skaidru, kas parodytų geresnę kapitalo bazę, tvaresnį biudžetą, tas turbūt ir galėtų pretenduoti, atmetus visus asmeniškumus. Bet šiaip aš ir tada ir dabar garsiai pasakiau, kad mes negalim padaryti skubotai. Krepšinio klubas nepasidaro per naktį. Tai negali būti kažkoks ambicijų kratinys, tai negali būti žemelio ambicija, negali būti, nežinau, kokio X kito žmogaus ambicija, kad sujaukti visą tą rinką, nes yra pakankamai jautri ekosistema, yra daug nusipelniusių trenerių, yra keletą tūkstančių sportuojančių vaikų, iš tikrųjų tai turėtų 10-15 tūkstančių būti sportuojančių. Aš nustebau, kiek nedaug krepšinį sportuoja Vilniuje 2 mokyklose. Ir tai yra pagrindinė priežastis, kad trūksta salių treniruotėm. Tada yra fanų ekosistema, tada yra visos Lietuvos krepšinio ekosistema. Ir todėl greiti sprendimai, kur ateini, padarai ir po to sujauki viską ir tada sujauki tą tokį surplusą, tokį tvarumą, irgi to negalima daryti. Todėl mes pasiėmėm ir aš pasiėmiau savo laiko. Mes pasakėm, kad jeigu klubas bus, jis startuos ne anksčiau negu 22 metų rugsėjais. Visų pirma, mes norim rekonstruoti areną iki to laiko ir dabar jau mes esame pusėję detalų planą ir arena bus ne mažiau 16 tūkstančių narių vietų. Tikėtina, kad rekonstrukcija prasidės 22 pirmą, antrą ketvirtį, žiūrėsim, kaip seksis. Techninis išpildymas nėra lengvas, mums reikia kelti stogą, mums reikia rekonstruoti viską, mums reikia viduje viską pertvarkyti, priešgaisriniai reikalavimai, bet aš manau, kad padarysim neblogai, turim vidinę savo statybos valdymo komandą, darom daug ir statom daug objektų Lietuvoje ir užsienį, tai va, čia tas elementas irgi labai svarbus, jeigu startuotų, tai turėtų startuoti, arba kelių mėnesių pavėlavimų startuoti, jeigu 2022 metų ruduo būtų naujoje arenoje. Antras dalykas, mes kai verslas papuolėm į tokį smūginį Viesulo tarpą, kai visa aviacija buvo ir yra dabar šiandien kaip aš, labai geras žodis, smūginiam efekte, kai pusė lėktuvų nebeskraido. Nepaisant to, kadangi mes esame labai diversifikuoti, mes dirbam pelningai ir mes išlaikom savo augimą, bet mes negalim paleisti tų vadžių ir nuimti koncentraciją ir aš negaliu daugiau 5 procentų savo laiko skirti kitiem dalykam. Todėl visa koncentracija yra į verslą. Aišku, manau, kad jau 23 metai bus net geresni negu 19, nes po didelio kritimo seka didelis augimas, daug lėktuvų ant žemės, juos reikia remontuoti, daug didelė pasiūla naujiem maršrutam iš mūsų
pirks ir jau perka lėktuvų su įgalom ir visą tą capacity, daug naujų bendrovių nupirkom kitose šalyse. Todėl visų pirma, tvarus verslas leidžia turėti tvarų asmeninį biudžetą krepšinio klubui, nes krepšinio klubu aš investuosiu tik asmeninės lėšas, nes mūsų verslo organizacijom neleidžiama investuoti ir remti sporto ar bet kokių kitų paramos gavėjų. Yra tokia korporatyvinė tvarka. Tai visos paramos, kurios ir buvo iki tol, buvo padarytos mano asmeniniam lėšom. Sakykime, tą, ką aš uždirbau versle, tą atidaviau paramos formą sportui ir kitom organizacijom. Tai va, tai 22 metų ruduo mes turime įsteigę holdingą, jame yra suformuotas statinis kapitalas, jau dabar jis yra 100 000 plus 400 000 iki metų galo, jis jau yra praktiškai pusę to, ką Rytas surenka iš kitų subjektų. Tai yra ir mūsų planas turėti ne mažiau 20 milijonų eurų biudžetą iš skirtingų verslo subjektų. Tai bus, jau nekartą minėjau, tai bus akcijos, o ne vienetai, ne dalininkai, o akcininkai, ne vienas akcininkas, o daug, tai neturi būti dominuojančio akcininko. Bet šitam dar truputėlį reikia laiko, manau, kad susikristalizuos. Paruošimieji darbai yra tikrai padaryti, yra ir vadovybė įmonės atrinkta. Versliška vadovybė, aš kalbu vadybinė vadovybė. Sporto vadovybės nėra dabar tikslo rinkti, nes vėl sujauksi susiformavusi, sukursi lūkesčius. Labai blogai, kai tu pasiūlai darbą, o rytoj pakeiti nuomonę ir sakai, ne, atsiprašau, aš dabar kitą imsiu. Tai geriau tada nejaukti žmonių mintis ir kad nebūtų sukurti kažkokie lūkesčiai. Nesu toks geras verslininkas, nors iš tikrųjų tai irgi verslauju ir pasidalinsiu savo patirtimi ir klausimu jums, kad jau sėdžiu prieš vieną turtingiausių Lietuvos žmonių, bet 20 milijonų, ar aš paaiškinkit, kas tas 20 milijonų, čia klubo biudžetas galėtų? Įstatinis kapitalas. Įstatinis kapitalas. Klubo biudžetas susideda iš, viešo įstaigų nėra įstatinio kapitalo, tai kitaip tariant, tai nei vienas akcininkas nedada lėšų. Jis gali duoti paramą, bet paprastai nei Ryte, nei Žalgirį, nei vienas iš dalininkų neduoda paramos. Tai duoda paramą savivaldybės, parduoda reklamą ir perka verslo subjektai, gauna pajamas iš bilietų, gauna pajamas iš transferių ir gauna pajamas iš lygų. Ir Žalgiris jau gauna pajamas iš kontentų ir iš vartotojų, Rytas negauna ir kiti klubai Lietuvoje negauna. Tai kitaip tariant, mes prie viso to, ką tradicinis klubas turi, mes pridėsim dar akcininkų pinigus. Tai tie akcininkų pinigai bus kaip krepšelis, ko nedarenka tais metais, iš jo ėmi ir po to tikėsi, kad klubas gaus su sportiniu rezultatų rodymą, gaus papildomas pajamas per reklamą, per bilietus ir per kitą. Svarbiausia, kad neįsišoktų vienais metais 10 milijonų, kitais 5. Nesvarbu, kiek klubas turės pinigų, jo biudžetas augs tolygiai pajamom. Pajamos 5 reiškia ir išlaidos 5. Pajamos 10 reiškia ir išlaidos 10. Negali būti išlaidos 20, o pajamos 10, kaip, pavyzdžiui, Barcelona yra. Tas pajamas, tą saldo uždengia futbolo klubas. Arba Realė. Tai va, ir įdomus toks klausimas, nes kaip pasakėt, kad pagal jūsų visus įstatymus jūs galite remti tik savo asmeniniam lėšom. Aš irgi pradėjau savo kompaniją, kuriam video laidas, sekasi neblogai. Ir savo esu pasakęs, kad kai bus blogas laikas, maks 50 000 eurų galėsiu padengti, bet jau jeigu varysim virš, viskas, stabdom, nepavyko. Tai kiek jūs savo asmeninių lėšų būtumėt pasirengęs investuoti į naują sporto klubą? Jo, iš tų 20 milijonų tai būtų per 4 metus ne mažiau 6 milijonų eurų. Top Sport lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. €6 milijonai. Aš manau, kad niekas iš asmeninių lėšų tiek neinvestavo. Aš pasikartosiu. Čia nebus subsidija, tai bus investicija, kurioje yra tikimybė, kad aš prarasiu. Bet aš darysiu viską, kad jos neprarasčiau. Todėl galvoju, kad ta idėja, kad padaryti verslo klubą, tiksliau klubą krepšinio, verslo organizaciją, pirmą kartą istorijoje Europos krepšinio, buvo bandymų, bet nei vieno klubo nėra. Yra vieno savininko klubas, Panathinaikos, ten Olimpiakos, CSKA, ten Chimki. Tai va, čia yra vieno asmens ir kelių prijaučiančių asmenų klubai. Bet jie neuždirba ir tie klubai niekada net nepasiekė net pusės savo sąnaudų. Gediminai, bet tarkim, Žalgiris jau dabar paskutiniu metu, nors irgi praėjęs sezonas buvo nuostolingas, visi gyvena nuostolyje.
Kaip jūs sugebėsit padaryti, kad tai neštų naudą, kad tai būtų auganti organizacija? Mes dabar kalbam apie COVID metus. COVID metais visi nuostoliai. Pavyzdžiui, Makabis gavo 8 milijonus eurų paramą iš savivaldybės, kaip ir buvo priskirta nukentėjusiai verslo šakai. Tai Žalgiris, aš taip įsivaizduoju, nesurinko pakankamai lėšų dėl arenose nebuvimo žiūrovų. Bet kaip ir kiti verslai, jie šiandien iškerpami COVID metai, bet reikia pažiūrėti, kas buvo iki COVID ir kur judėjo sportas. Aš pasikartosiu, nėra šiandien nei vieno sporto klubo, krepšinio klubo aukščiausiame krepšinio lygyje Europoje, kuris pritrauktų viešą kapitalą, venture capital arba kitą viešą kapitalą. 19 metais sporto segmente visam pasaulyje sukosi netoli $700 milijardų investicijos. Pagrindė tai yra Amerika, bet kas vyksta pasaulyje? Fondai investuojantis ir į sporto klubus, jie nori turėti padengti kontinentus. Jeigu turi NBA komandoje akcijų, ten nebūtinai vienas savininkų klubas, yra ten 20-30% akcijų valdo pasidalinę 10-15 privačių investicinių fondų, jie investuoja juos per keletą klubų ir jie nori turėti dalis ir Europiniam klube, ir Azijos klube, tam, kad dalintųsi talentų pūlą, tam, kad galima būtų tartis dėl didesnių pinigų už vieną vartotoją su reklamos pirkėjais. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pasikartosiu, šiandien Europoje yra tas vakuumas, kuriame transformacija yra gerokai lėtesnė iš to, kai valstybės olimpiadose kariaudamos vienos su kita, parodydamas savo didybę, rengia sportininkus ir finansavo tai valstybės, tai iš to tampa pasaulio entertainment verslas, už kurį kaip už kino teatrą žmogus susimoka, kaip už teatrą, kaip už bet ką. Tai ir ta transformacija dėl to, kad nebuvo vieną dieną nukirsti valstybiniai pinigai ir kad dar yra daug neskaidrumo, aš netaip pavadinčiau. Sakykime, jeigu pažiūrėt, kiek ta pati Eurolyga surenka pinigų iš reklamos per vieną vartotoją ir NBA, kiek surenka, tai 10 kartų skiriasi. Aš manau, kad Eurolyga nesurenka pakankamai pinigų, kurios turėtų perdalinti savo klubam pagal vartotojus ir pagal tiek, kiek jie gauna iš tų vartotojų. Galbūt ne visiškai gerai pasirašyti reklaminiai biudžetai, vienas iš akcininkų to pat yra didžiausia pirkėja, sakykime, to kontento MG ir taip toliau. Bet čia yra tokie globalūs dalykai, kurie ateitie nori ir nenori keisis. Aš manau, kad Eurolygos pačios biudžetai didės, nes išlaidos entertainmentui didėja, o klubai turi pasiruošti gerai transformacijai. Reiškia, nebegali būti, kad nėra klubų algų kepurės ir, sakykime, vienas gali išleisti 40, o kitas turi 7, iš kurių pusė eina atlyginimą, pusė visom kitom klubo reikmėm. Tai nori ir nenori, su pajamų didėjimu pačios Eurolygos atsiras ir algų kepurės, kas yra NBA, atsiras ir atsiras didesnis, mažesnis manevras, kad tu negali supirkti 10 visų žvaigždžių Eurolygoje, susipirksi 2-3 ir toliau komanda turės formuoti ir iš kitų žaidėjų. Tai tas viskas laukia, aš manau, kad labai netolimoje ateityje ir tie sujudimai pačioje Eurolygoje, kai prezidentui pareikštami nepasitikėjimai, irgi tas yra turbūt įtakojama visų tų dalykų. Bet darant, kaip čia sako, 2 steps back, Makabis, Žalgiris, Vokietijos klubai, jie parodė, kad 10-11 milijonų ribose tu gali būti tvari organizacija. Ir šiandien Vilnius yra didesnis negu Kaunas. Tai Vilnius teoriškai gali rinkti daugiau iš bilietų negu Žalgiris, jeigu mes padarysim komandą su gerais sportiniais rezultatais, lietuvių žvaigždėm, kurie turėtų grįžti tenais, su geru entertainmentu, su vartotojų pritraukimu, jeigu mes padarysim, kad naktį Amerika, tiksliau anksti ryte, atsikėlusi žiūrėtų varžybas Eurolygos ir jeigu ten atrastų tokių fanų ir kad sukonkuruotumėm su to kontentu. Tai manau, tokie dalykai per didelį algoritmą marketinginį ir per tą penetrationo didinimą krepšinio, jie yra pasiekiami. Tai ilgo darbo, ilgą kelią reikia nueiti su tais visais žingsniais vienas. O antras, tu turi padaryti tvarų biudžetą, kad tuo metu, kai tu eini ilgą kelią, būtų iš ko tai finansuojama. Būtent tie 20 milijonų eurų reikalingi. Kaip jūs reaguojate į 10-metį sostinės be titulų, kad Lietuvos krepšinio lygoje dominuoja Kauno Žalgiris ir pagal dabartinės tendencijas dar drąsiai galėtų kokius 4
5 metų. Bet jeigu jūs pažiūrėtumėte dabar visų klubų konjunktūrą Europoje, kurie laimi, pasikartosiu, mes esam ilgos transformacijos cikle. Iš valstybės į entertainment verslą, pramogų verslą. Ir Rytas rodė rezultatus tada, kada jis turėjo savininką, kuris deda pinigus. Tai yra Vainauską. Taip. Visi kiti savininkai nė lito neįdėjo. Nė lito. Gali kalbėti, kad aš ten investavau, dalis vienas iš kito perpirkinio. Tai yra 10 000 eurų klausimas. Bet reikšmingesnės sumos negu ten, nežinau, reikšmingesnė suma turbūt 300-400 tūkstančių. Tai čia ir yra paseka, kad 10 metų mes neturim titulo. Į Žalgirį sudeda Kauno savivaldybė 3,5 milijono eurų, jeigu aš neklystu. Tai yra 3 kartus daugiau negu Vilnius. Ir ten rinkėjai nesmerkia, jie palaiko. Ir tai atstoja to tikro savininko įnašą. Ir dėl to turi tokius rezultatus. Tai visi kiti rezultatai, kai klubai, kurie Eurolygoje rodo, nebūdami viešojo kapitalo rinkoje, tai yra pasikartosiu. CSKA tai sudeda Prochorovas. Kol žaidė Chimki, tai sudėdo Usmanovas. Vokietijos tie 2 klubai, tai yra municipalitetas, daugybė fanų, turtingi miestai. Makabis irgi miestas turtingas, ir Olimpiakos su Panathinaikos 2 konkuruojančios dėl įtakos šeimos Graikijoje. Viskas. Tai jeigu mes paklausime, kodėl nėra rezultatų, tai atsakymas, nieks neįdėjo pinigų. Ar teisingai aš supratau iš jūsų komentaro, kad visai gali būti tas klubas jungtinis su Rytu, ar nėra tokios galimybės, nes tarsi ir tokie pasišpilkavimai, tarsi ir jūsų socialiniam tinkle buvo komentaras toks kandantis Rytui, ar čia vat, mes jau tokie esam. O dabar vat, jūsų besiklausydamas, kaip supratau, kad galbūt ir įmanomi kažkokie jungties keliai, ar vis dėlto tai bus jūsų atskira? Žinot, verslas ir turbūt socialinis gyvenimas nėra kaip vaikų žaidimo aikštelė, kad aš supikau šiandien, pasiėmiau savo žaislus ir išėjau. Principai, aišku, turi būti pas mane, yra gyvenimo principai, aš jų nelaužau ir nelaužysiu, bet yra pati konjunktūra. Kodėl tas pasisakymas mano buvo dėl to, kad aš nei viešai, nei privačiai niekada neišreiškiau noro pirkti Ryto. Tiksliau įsigyti tas dalis. Čia net, taip, jeigu žiūrėt pagal verslo vadovėlį, tai nėra teoriškai tos akcijos turėtų būti atiduodamos, kas ateina ir vėliau duoda pinigus, o ne parduodamos, jeigu jau taip pasižiūrėti visiškai per socialinę atsakomybę. Nes tai nėra AB, tai yra viešoji įstaiga. Tam ir jinai padaryta. Jinai viešoji įstaiga prilygsta biudžetinė įstaiga. Jinai gali dotacijas, gauti paramas, gauti ir taip toliau. Tai čia vienas. Tai aš niekada neišreiškiau, prasidėjo diskusijos. Jeigu jau prasidėjo diskusijos ir per aplinkui pradeda ieškoti prieimo, bent jau man nepaskambino, būtų paskambinęs, būčiau susitikęs. Tai man nepaskambina, tai aš pats taigi neskambinsiu. Tada pareiškiamas toks, kaip pasiaiškimas, toks pasakymas, kad nepardavėm, nes norėjo žaisti VTB lygių, tai yra akivaizdus melas, nes nebuvo jokios diskusijos. O jeigu Gudelis, kuris laiko save gerų politinių PR specialistų ir visiems patarinė ir galbūt kažkurioje vietoje pasitikėjimas buvo didesnis negu galimybės, jisai pasako tokią frazę viešai, tai aš ir atsakiau, viskas. Bet tai nereiškia, kad ta diskusija negali vykti toliau. Vienas. Dabar kalbam apie reikalus, bet dabar šiuo atveju turbūt net ne su Gudeliu reikia kalbėti, nes aš supratau, kad pasikeitė tie dalininkai, ta sporto mokyklos organizacija su Čerškum iš tikrųjų kalbėjosi prieš tai su mumis, su manim, nes visas vaikų sporto integravimas yra labai svarbus elementas tvariam ir ilgalaikiam klube. Aš girdžiu, kad jau kalba mano žodžiais ir daug tokių smulkių detalių, tai bent jau tiek būsiu prisidėjęs, tai visiškai jokio pykčio, kaip tik man faina, kad tos idėjos jau sklando ir galbūt neties kai kurias panaudos, bet pasikartosiu. Jie neturi pagrindinių elementų, jie neturi pinigų. Ir galima daryti viską gražiai, kaip nori, bet galiausiai prieis prie to, kad jie neturi pinigų, vienas, jiem parduoti reklamą naujiem reklamos pirkėjams reikia rodyti rezultatų, kad rodyti rezultatus reikia turėti pinigų, kad pakelti atlyginimų biudžetą nuo 1 milijono eurų, ten bent 3-4, tada yra senos skolos ir kreditoriai pirmą pretenduos atgautas skolas ir užsuktas ratas. Todėl gal savivaldybė gali paimti ir Kauno lygmė pridėtos pinigus, bet esant dabartiniam dalininkam, kai yra Gudelis dalininkas, tai aš čia prilygtų kyšiui. Kad Gudelis susitarė, jam dametė pinigų ir valstybės sąskaita išsprendė
kaip ištraktuoja privataus, aš sakau, kad tai privataus klubo problemos įsprendžia, o jis laiko save savininku. Nors tai pagal viešus aprašytus įstatymus tai nėra visiškai verslo organizacija, viešo įstaiga. Todėl išeities aš nematau, ką Rytas turėtų daryti. Todėl ateiti ir sujaukti tą ekosistemą su naujų klubu, mes tą galim padaryti ir tai įvyks taip, bet bus klausimas tada konfuzas fanų akise. Man šimtai fanų rašo šiaip tai. 22 metai, rugsėjo mėnesis, viskas tas galioja ir yra, sakau, 3 variantai. Tai todėl variantas, kad Rytas transformuosis ir gal savivaldybė savo dalis sutiks perleisti už sąžiningą vertę subjektui, kuris pasiruošęs dėti pinigus. Tai yra jų. Sakykime, tai organizacijai, kurio aš esu vienas iš akcijų. Nes aš pasikartosiu, aš nenoriu, kad būtų suasmenintas klubas. Nes jeigu suasmenins klubą tik su manim, tai bus blogas PR-inis ėjimas. Aš galbūt persukčiau, tą perlaušiau ir visą kitą, bet tai nebus skirtingų žmonių. Sakykime, jūs paminėjot vieną Vilniaus verslininką, yra dar kiti verslininkai. Tegul visi sueina. Tegul visi sueina, po 200 000 nusipirka akcijų, tai prilygsta, nežinau, 3 dienų kelionė į kokį nors Saint-Tropez ir tegul palieka savo socialinę duoklę su tikslu, kad tos akcijos nebūtinai jos kainuos 0. Aš pasistengsiu padaryti viską, kad jinai pasiektų viešą kapitalų rinką. Jeigu tai ne visiems žiūrovom aišku, tai viešą kapitalų rinką, kai akcijos papuola arba į biržą, arba jos yra, ar jinai susijęta su obligacijom, tampa taip vadinama derivatyva. Žalgiriui buvo pasiūlymai daryti su kriptovaliuta, čia yra nauja istorija, bet alternatyvų šiandieną, kaip papulti viešą kapitalo rinką, yra be galo daug. Ir tie fanai ir verslininkai, kurie sudės tos pinigus į turtą ir jie pasieks klubą, jie to turto tikimybę, rodant gerus rezultatus, gali net ir uždirbti. Tai šitoje vietoje jau turbūt ant kortos bus pastatytas mano kaip investoriaus reputacija ir žinios. Aš bandysiu viską viešai padaryti ir padarys, man net nedalyvaujant, bus turbūt sistema, viskas viešai skelbiama, bet tai užtruks laiko. Mano bičiuliai, žmonės, kurie šiek tiek yra su jumis bendravę, nes vis tiek ir jūs ir aš, nors pirma čia mūsų tokia pažintis, bet jie visi sako, kad esat labai ambicingas žmogus ir jeigu ateitumėt su klubu ir darytumėt, tai pirmas tikslas būtų čempiono titulas Lietuvoje, kad tiesiog visus palikti užnugarėje. Ar tiesa kalba žmonės, ar tai būtų toksai uždavinys? Aš galvoju, kad šiaip pats sportas turi kelti savo tikslus pagal galimybės. Jeigu yra galimybė su 4-5 milijonų eurų biudžeto, aš manau, kad galima pakovoti dėl čempionų titulo. Bet pas mane nėra kažkokios ambicijos nurungti Žalgirį, nes aš nekonkuruoju su Žalgiriu kur nors. Tai yra grinai prieinu prie to per hobį, kad darai ir verslą, nes ant popieriaus mes darom verslą. Tai yra sutampa su hobiu, tai yra ir konkurencija. Tai yra kažkiek panašu verslui, nes versle yra ir pergalės, ir pralaimėjimai. Jeigu tu nežinosi, kas pralaimėjimas, tada to pergalės skonio nebus. Tai turi būti viskas. Tai žinoma, nurungti Žalgirį, tai toks tikslas akivaizdus, bet visų, pažiūrėkim, čempionatų tikslai, kaip visų pirma, dėl ko susirenka arenos, tai vietinė El Clasico, kai žaidžia du stiprūs klubai ir tam pačiam Žalgiriui atitrūkimas nuo visų kitų klubų, kiek ten, mažiausiai 4 kartus jų biudžetas viršė Ryto biudžetą, o jau toliau 10 kartų viršė Lietkabelio biudžetą. Tai toks atitrūkimas jiems pačiam yra nenaudingas. Antras dalykas, kiek Žalgiris turi tų jau, galbūt jie galvoja, kad jie turi dominuoti krepšinio pirkimo rinkoje ir žaidėjų integravimo į sistemą rinkoje ir Rytui gal arba kitiem klubam nelieka daug. Iš kitos pusės Žalgiris per daug tų žaidėjų turi. Pažiūrėkit, kiek žaidėjų priėjo išdalinti kitiem klubam ir gal net nepasireiškia dėl to, kad nebuvo platformos, tai yra klubo, kurie galėtų pasireikšti. Žaidžia tų perspektyvių lietuvių gal iki 10 Ispanijos lygoje. Aš galvoju, kad šiaip fundamentaliai jam pačiam būtų gerai, kad būtų stiprus antras žaidėjas Lietuvos krepšinio lygoje. Aišku, galbūt ta nuostata, kad pasidalins Eurolygos mokamus pinigus pagal transliacijas ir pagal ten iki kitus parametrus. Jeigu netyčia žaistų, sakau, kad visi labai skeptiškai galvoja, kad šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Tai šitų planų nedetalizuosiu, nes yra visiškai
tokie netradiciniai planai, kaip šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje, bet palikime tą galbūt ateičiai, nes pačioje Eurolygoje vyksta procesai, vyksta teismai su Europos komisija, kur konkurencijos užtikrinama, kad vietinio čempionato laimėtojai turėtų žaisti. Tai ten dar pačioje Eurolygoje nėra viskas atsakyta. Bet aš turiu menį, kad atmetus biudžetus, reklamos išlaidas mažoje rinkoje, aš manau visom kitom prasmėm Žalgiris laimėtų. Žalgiris naudojosi jūsų pagalba, lėktuvas buvo, na ir vėl, kalbant apie visi labai nori, tarkim, kai užeina kalba, kontaktas su jumis, visi galvoja, kad būtų faina turėti jūs kaip užnugarį finansinį. Ar jums Žalgiris nesiūlė tapti bendra savininkių, nes, tarkim, ten Tesonet dabar yra kalbos, kad ar jie tapo jau, ar jie netapo, ar kažkur ten yra sustoję. Ar buvo atgavęs pasiūlymą tapti bendra savininkių Žalgirio? Gili diskusija nevyko, paviršinės diskusijos ir kalbos buvo, aš pats jiems siūliau pagalvoti. Bet, persimetėm keliais žodžiais ir toliau nebediskutavom tą temą. Tai nežinau, ar gal negalėjo tuo metu diskutuoti giliau, bet ta diskusija buvo, praėjo ir viskas. Sekantis puslapis. Jūs esat labai laukiamas, irgi užkulisiuose kalbama LKL vadovo Remigijaus Milašiaus. Taip sakoma, kad esat tikrai labai laukiamas, nes galėtumėt su nauju klubu sukrėsti labai stipriai tą vidinę rinką ir pakelti jos visą vertę. Tai ką Jūs galvojate apie Lietuvos krepšinio lygos apskritai lygį, apie tą virtuvę, kuri dabar egzistuoja, biudžetus, kurie yra surenkami, sportinius rezultatus? Lietuvos krepšinio lygos lygis šiaip tai yra pakankamai aukštas. Aš manyčiau, koks galbūt po Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos. Geresnis už italus? Ne, gal. Taip? Pirma, antra komanda toliau. Rusijos lyga, ten jo, 2 klubai, 3 klubai, jo, ten biudžetai visiškai kitokie yra. Tai Rusijos lyga irgi aukščiau turbūt. Tai aš manau, kad su tokiais biudžetais yra tikrai aukštas lygis. Lietuvos lyga, krepšinio lyga turi tą patį iššūkį, kaip ir turi klubas. Jinai nedaro eksporto. Visi mano verslai yra paremti idėja, kad mes turim, jeigu jau tie verslai, kurie yra Lietuvoje, kad jie turi užsimti tik tai eksportu. Mes nesiorientuojam į pirkėją čia šitoj šalyje, mes nesiorientuojam į šios šalies GDP, mes orientuojamės į kitas šalis. Ir mes ten uždirbdami pinigus, investuojam čia. Manau, kad tai yra tikrai Lietuvai tai yra naudingas dalykas. Bet eksportuojam IT, eksportuojam baldus, eksportuojam aviaciją, eksportuojam daugybę paslaugų, o kodėl negalim eksportuoti krepšinio? Lietuvos krepšinio lyga šiaip, Remigijus turi kategorišką nuomonę ir kartais su juo sunku diskutuoti. Čia ir privalumas ir trūkumas. Jo lengvai nepaįtakosi, bet ir lengvai naujo nepriimsi. Bet pavyzdžiui, kaip neskambėtų agresyviai, kodėl Lietuvos krepšinio lygoje negalėtų žaisti, ten atmetus visus FIBA reikalavimus ir kitus Latvijos klubai, net teoriškai, net dabar jau aišku sudėtinga situacija geopolitinė, Baltarusijos klubas, 1, 2, Estijos klubas, galbūt Lenkijos klubas, tai čia padidėtų geografija, Gruzijos. 1, 2, 3 klubus, tada pati lyga galėtų būti visai kitokia. Aišku, čia būtų, aišku, yra savivaldybių pinigai, aišku, yra FIBOS reikalavimai, kas yra nacionalinis čempionatas, kas yra nenacionalinis čempionatas, bet aš manau, tie dalykai sprendžiami. Bet man atrodo, dabar ir vyksta jau panašios kažkokios tokios kalbos, mintis, kad plėsta rinka. Tai kai su Milašium 5 kartus prie butelio alaus susipykom, tai pradėjo vyk kalbas. Labai užkabino jūsų mintis ir tikrai nuoširdžiai pasidžiaugiau ambicijomis. Vadovauti, turėti NBA klubą. Man tai atrodo kosmosas. Ir dar šiandien pasižiūrėjau, kad 2019 metais buvo
straipsnis, kuriame jūsų citata yra, kad per 5 metus norėtume, tai lieka 3 metai. Mažokai, aš COVID reikia iškirpti. COVID reikia, okei. Tai, bet ar lieka dar jūsų planuose ir papildant tą klausimą, ar krepšinio klubas yra vienintelė jūsų stotelė, ar tai yra tik tai pradžia jūsų įsiliejimo į sportą kaip į verslą? Ne, čia miksas turbūt yra kratinys įvairių faktorių. Pirma, vien verslų, užauginai verslą iki, 2 milijardų vertės. Tada sekantis telė 200 milijardų, ne? Tada dar 200. Ar yra kaifas? Aš tai nesuprantu šitų skaičių iš vis, Gediminą, jūs čia. Ta prasme, tu darai tą patį, rasti emociją gerą ir vidinę motivaciją, kam tai darai. Pinigai jau, nuo kažkokio lygio nebežaidžia rolės. O aš ypatingai save esu nusistatęs, aš gyvenu pakankamai kukliai dėl įvairių priežasčių. Ir man tai yra tik tai darbo priemonė. Tai šalia verslo vystymo atsirado toks mąstymas, o ką aš galiu daryti toliau, kas mane vežtų. Tikrai NBA komanda yra toks pat verslas. Tai aš galbūt pirkčiau į ne vienas, galbūt tai mes būtumėm keliese, bet ir pokalbių, ir diskusijų, ir analizių yra padaryta ne viena. Neslėpsiu, visas tas atėjimas į NBA, jis neužtenka Žalgirį paremti, reikia būti krepšinėje ir tave turi identifikuoti, kad tu supranti krepšinį, tai tas krepšinio klubas gal ir yra viena iš priežasčių, kodėl tą reikia daryti. Tai čia toks žingsnis, kuris susisiekiantis indai. O patiem NBA komandos įsigijimą, tai grinai transformacija verslo į kitą verslą, bet kuriame tu gali turėti fan ir tave netitrauks nuo verslo. Aišku, išėjimas į NBA padaro to visiškai globaliu. Su bet ko gali pasaulyje bendrauti. Pavyzdžiui, dabar aš turiu susitikimą su Indonezijos transporto ministru, mes Zoomą darysim, jie su partneriais yra, ne jis pats, jo partneriai yra NBA klubo savininkai, neminėsiu kokią. Ir būtent šitas elementas man leidžia prie jo prieiti, nes jisai, Indonezija vienas labiausiai besivystančių regionų apart Kinijos Azijoje. Ir pavyzdžiui, tie dalykai padeda versle. Brooklyn Nets, pavyzdžiui, nusipirkęs yra iš tikrųjų Jack Ma, bet akcijos užrašyta ant jo viceprezidento. Ir Alibaba. Mes, pavyzdžiui, vežiojam Alibaba kartu ir Alibaba ir DHL, mes jam teikiam transportavimo paslaugos, bet tai man padėtų ir versle, ta mano dalis, kad aš dalyvaučiau NBA komandos dalininkų lygmenyje. Ir vėl ten, ar žemelis turi tiek pinigų, ar tai čia, jeigu pastatai tikslą, pinigų tikrai yra, tu turi atnešti privalumus ir naudą, o dar labiau pasakysiu, yra daugiau pinigų negu žmonių. Tai aš esu aktyvioj savo verslo stadijoje, aš pakankamai daug dirbu, aš pakankamai nemažai žinių turiu, pakankamai nemažai pasaulio šalių padengiu ir aš tikrai atnešiau prie krepšinio ne tik tą savo meilę krepšinio, aš atnešiau gerokai daugiau. Top Sport lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O kalbam tik tai apie krepšinį, nes tarkim, futbolas, kiti sako, kad iš futbolo jūs, tarkim, išeitumėte į Čempionų lygą. Čia Lietuvoje tą bet kurį klubą galėtų, ne tik Lietuvoje, turbūt su jūsų lėšomis ir ten visai kiti statymai. Ar čia tas lietuviškas krepšinis, tas įskiepijimas, neturit minčių apie futbolą? Reikia sudėti kelis faktorius. Sakykime, su krepšinio klube galima išnaudoti lietuvių krepšinio mokyklą ir visą infrastruktūrą. Norim ar nenorim, mes, sakykime, Eurolygos žaidėjai, ar tie Eurolygos, mes galim turbūt surinkti į kokį 50. Taip, jeigu visus sudėjus. Gal per daug, gal tiek? Kartie Eurolygos, Eurokapo, biškį patemti kokį jauną ir duoti sužaisti. Pavyzdžiui, futbole surinkti 5-6 lietuvius, kurie galėtų žaisti grupės ir bent lentelės apačioj sunkiai. Ką futbolas duoda, tai tu gali turėti visus žaidėjus užsieniečius. Ir faktiškai tos išmokos, ką duoda futbolo
futbolo organizacijos, kuriuose tos čempionų lyga ir atrankos etapai, tai pinigai ten milžiniški ir 2-3 milijonus eurų tu gali surinkti praėjęs kelis etapus. Giliai kažkur pasąmonėj, kad padaryti Vilniaus krepšinio komandos su Vilniaus krepšinio klubo yra, verslas diktuoja, kad tą reikėtų daryti. Yra klausimas stadiono, arena yra, stadiono nėra, tai jeigu stadionas pajudės, tai galėtų būti didelis stimulas bent jau pagalvoti apie tai. Kas dar turbūt svarbu, einant į kapitalo rinką, tai tam klubui, kad esant futbolui būtų lengviau papulti tą kapitalo rinką, nes jisai žinomas artimesnis labiau investuotojams, nes krepšinio gero track rekordo Europoje nėra. Ten vien kiniečiai valdo turbūt virš 10 futbolo klubų. Visi Anglijos Premier lygos klubai, kurie buvo įsigyti prieš 10 metų, kartais pabrango visiems tiem investoriam. Tai yra track rekordas sėkmingos investicijos. Tai nesakyčiau taip kategoriškai ne, bet tas elementas, kad mes infrastruktūros neturime geros žaidėjų pasiūlos, nors vaikų šiandien futbolas sportuoja daugiau negu krepšinį. Tai iš 3, 4, 5 metų keisis situacija. Aišku, kiek man teko girdėti, lygis tikrai, net jeigu tu daug sportuoja, tai lygis tikrai atsilieka nuo Ispanijos ir Italijos, kai žaidžia draugiškas varžybas, kol kas dar vis labai stipriai pralošia. O jūs galite palyginti, kaip pasikeitė, tarkim, per 10-metį to sporto kaina, vertė, kiek pabrango NBA klubai, ar jūs tą sekėte? Jo. NBA klubai per 20 metų pabrango 100 kartų maždaug. 100 kartų? Atsiminkim istoriją su Cleveland Cavaliers savininku, kai jis leptelė ne tą žodį ir NBA lygą privertė jį parduoti. 2 milijardą. Jis klubą buvo investavęs 200 milijonų. Ten gal daugiau, gal 25 metai praėjo. Tai bet pasikartosiu, tai yra paseka transformacijos, kai valstybė visą sportą finansavo ir kai tai tapo moderniose valstybėse pramoga ir už pramogą moka. Ir pramogos kaina vis auga, susidomėjimas auga, mokėjimas už kabelinės televizijos abonementą auga ir pajamos tų klubų, augant pajamom auga vertės. Tai pasikartosiu antrą kartą, kad Europos krepšinio lygoje iš principo neįvyko transformacija pačio klubo, kad jis virstų pramoga. Ir tai yra geras laikotarpis, kai tu jaunoji stadijoje investuoji ir vis tiek eis, kai eina visas pasaulis. Trendas tai išliks tas pats. Dabar yra iniciatyvų kurti Azijos lygą. Filipinuose krepšinis numeris 1, Kinijos lyga pakankamai, kinietiškam stiliui, bet pakankamai stipri ir brangi ir auditorija didelė. Ten Tailandas turi, tai ten, sakykime, ten irgi kažkada gims krepšinio lyga, kaip Eurolyga. Ir tada turi 3 kontinentai - Europą, Kinija ir Amerika. Jau yra visai, Amerika visas su Kanada paimkime. Ir Latino Amerika vis tiek jinai pasiema viską tenai, žaidėjų prasme ir auditorijos. Daug labai įdomių dalykų pasakėte apie verslo pusę. O sporto asmenybės, tarkim, yra nuskambėjusi, aš įsivaizduoju, kad jau jums net ir su jūsų ryšiais ir su jūsų finansais nepavyktų jums to padaryti, kad jeigu turėtumėte NBA klubą, tai prezidentu kviestumėte Arvydą Sabonį. Tai galvoju, kad jau gal laikas duoti Arvydui pailsėti. Kas kitas? Kviesti iki nesunku. Taip, bet apie tas sporto asmenybės, su kokiom, nesakau, kad tai jau būtinai taip turėtų, bet kam jūs simpatizuojate iš sporto asmenybių ir tarkim, kas Vilniuje, nes žinau, kad tikrai Vilniaus žmonėms labai būtų įdomu išgirsti, ką jūs vertinat, kas galėtų ateiti iš sporto žmonių. Žinot, iš tikrųjų tai nebūtų netetiška vardinti pavardžių. Arvydas Sabonis, kadangi mes su juo neblogi draugai esam, tai jokio formą aš jam pasakiau ir jokio formą viešai paviešinam. Bet čia turbūt vėl reikia grįžti prie fundamentų dalykų. Nupirkti NBA klubą man negalėtų būti žaisliukas, nes turbūt būtų ir kiti partneriai. Todėl nupirkti ir ten ateiti, užsidėti savo etiketę, va čia Žemelio klubas, aš dabar tenai darau šou savo asmeniškai, irgi negalima suasmeninti to. Todėl visi sprendimai turėtų būti paremti, koksgi verslo projektas stovi už to, ką tu nori padaryti. Pastatyti desnę areną, praplėsti, perkelti kitą miestą, nes ten tą turbūt irgi reikėtų daryti, nes tik tai taip padidintum komandos vertę su judesiais.
Kitas miestas duoda žemę, statai areną, arenai daugiau vietų, tikėsi daugiau iš bilietų, tada lyga tau duoda daugiau už kabelinės televizijos abonementus, nes tam mieste penetrationas galbūt geresnis būtų. Tada performuoja visą komandą, žaidėjai, transferiai ir tu jau padarydamas, nes ekonomika reikia judesio, pakilimas, kritimas visada yra pelnas, tik tai pagauk tą bangą, nepirk kada pakilimas ir neparduok kada kritimas. Tai tas pats tenai. Įsidėmėsi šitą pamoką. Jo. Niekada negalima investuoti ant piko ir niekada negalima parduoti, kai yra viskas žemutinė riboje. Reikia susikoncentravus išlaukti. Investuojat. Tai aš nupirkau areną, kada buvo žemiausi vertėjai. Aš kalbu dėl krepšinio, kada yra didžiausiam nuosmukį. Ašgi nekalbu Žalgiriui už 300 milijonų eurų, kuris yra didžiausia vertėja. Manau, kad pagal savo galimybės net viršijas. Tai va, tai tokie vat yra turbūt sumetimai visame tame, o visa tai susiveda į kokiųgi žmonių reikia. Sakykime, mūsų organizacijoje mes turime antrą pagal lankomumą aviacinį portalą pasaulyje, jūs net nežinote. Aerotime.aero. Mes turime 1,2 milijono unikalių vartotojų per mėnesį. Aš sakau, tos skrydžius būna, bet čia ne. Čia yra žinios. Bet aviatorius žino, skaito žinias apie aviakompanijas, apie uostus. Aerotime, ar ne? Aerotime.aero. Profesionaliai auditorija skaito. Tai įmonė aš pasikviečiau vadovauti Britą. Kodėl? Todėl, kad žinutės eina anglų kalba ir tradicinis, koks geras bebūtų lietuvis, kiek už nebepagyvenęs, vis tiek tai ne Britas. Tai man labai aišku supratimas, kad jeigu mes transliuojam žinias į pasaulį, jeigu mūsų auditorija 95% anglakalbė, reikia tokio žmogaus. Lygiai tas pats su MBA. Į kągi MBA orientuosis pajamų prasme. Nuskambėtų keistai ir galbūt kai kam visiškai prieš geopolitiką, bet pavyzdžiui, jeigu tas klubas, sakykime, bet kaimam, New Orleans Pelicans. New Orleans iš 350 tūkstančių gyventojų 11% gyvena vokiečių kilmės žmonių. New Orleans nėra vokiečio. Nėra vokiečio žaidėjo, nėra vokiečio komandoje, tai jis negali padidinti savo penetrationo, mylėjimo krepšinio vokiečių tarpe ir dar Vokietijai. Gal Šrioderį dabar tada jiems reikėtų paimti ir mintis. O jeigu tas miestas apsibrėžtų, kad jo, pavyzdžiui, tenai daug Meksikos kilmės žmonių, latino, gal jisai norėtų paimti Meksikos ir Latino Amerikos rinką, tada tenai turėtų komandos vadovybėje būti iš to šalies kilę žmonės ir tai praplės auditoriją. Tai čia, jeigu verslo prasme žiūrėti, atsiriboji nuo lietuviškumo, bet nori padaryti daiktų, kurio galėtų ir Lietuva didžiuotis, tai turi būti labai pragmatiški ir tokie sprendimai, kurie yra paremti globalia rinka. Tai vadinasi, jeigu teisingai suprantu, net ir Vilniuje vis tiek didelė tikimybė, kad būtų žmonės nebūtinai mums pažįstami, galbūt kažkokie dideli specialistai. Vadovybė, tai aš manau, kad Vilniuje nereikia daryti užsieniečių, bet pavyzdžiui, kodėlgi nepaėmusi Vilniaus komanda gruzino žaidėją, kuris artėja Eurolygos. Yra ten 3-4 geri ir keli dar prie slenkščio. Ir pradėti reklamuoti kabelinių prisijungimus Gruzijai. Sarkartvelė, atsiprašau. Taip. Arba Islandijoje, Reikjavike. Bet įdomu, kodėl niekas to iki šioliai nedarė? Reikia daryti tokį verslą, kokį mes darom. Reikia išvažiuoti iš šalies, rizikuoti, gauti spaudimą, gyventi nekomfortišką gyvenimą, pabandyti, daug kas nesigauna. Ir tada, kai tu esi laisvas, kai tu nebijai priimti sprendimą, kai tu rizikuoji savo pinigais, tada tau ateina tas supratimas. Tai aš išvažiavęs 11 metais iš Lietuvos, aš pirmus 5 metus nežiūrėjau į visą verslą ir procesus ir rinkas kaip dabar. Man tai leido mano nesėkmingi projektai, prarasti pinigai, kaip ten guzai, kurios susimušiai tamsoėdamas į duris ir taip toliau. Tai šioje vietoje mes turim pakankamai lokalių žmonės, nepriklausomai tai, kad daug yra žaidėjų pražaidę užsienio klubuose ir jie iš esmės jau kosmopolitai, bet žmonių akise visi vadovauja čia gyvenantys žmonės. Plius kontaktų klausimas, gali pažinoti kitą klubą, bet tau reikia, pavyzdžiui, aš Islandijoje esu buvęs gal
35 kartus. Jums tai patinka tenai? Ne, aš pirmą savo verslą pardaviau Islandų investicinė bendrovė 2005 metais ir nuo to aš labai gerai sutariu su praktiškai daug žmonių tenai ir aš pažįstu tą kultūrą. Arba aš gyvenau 2 metus Varšuvoje. Yra kitų žmonių krepšinio pasaulyje gyvenusių, Lenkijoje galbūt gerai žino, bet aš iš verslo pusės suprantu, kaip gyvena Varšuvos vartotojai, Varšuvos investuotojai ir taip toliau. Tai man būtų lengviau priimti sprendimus, kurie būtų orientuoti tą rinką ir galbūt padaryti mažiau klaidų. Jeigu būtų nuspręsta eksportuoti krepšinį. Jau tas toks paveikslas visai ryškiai spalvinasi. Verslas ir sportas. Dabar mūsų olimpinė komanda viena mažiausių istorijoje. Ar nemanot, kad verslas šiaip jaučia pernelyg mažą atsakomybę sporto atžvilgių? Kad per daug pragmatiškas, draudimai reklamų įvairiausi yra, didžiausi rėmimų irgi yra, apsunkinimai dideli ir dėl to mūsų tas sportas šalies išgyvena tikrai labai didelę krizę. Bet gal ne verslas, gal valdžia? Tai va aš ir jūsų klausiu, jūs gal daugiau matot, daugiau įsivaizduojate formulę, kuri galėtų padėti? Šiandieniniai modernioji visuomenė, vėl aš kalbu apie pasaulį be sienų. Kaip verslininkas tikisi, kad jį žiūrės valdžia, kaip į klientą. Kad jam ten to jurisdikcijoje bus patogu, saugu, aišku, kad jis galės pasiskaičiuoti ir kad ant jo nebus, toks nelietuviškas žodis, užvažiavimų už nieką, kad jis turtingas, kad jis pelningas, arba kad jis nepatinka. Jisai turi ateiti į jurisdikciją kaip klientas. Ateik čia, dirb, gyvenk, daryk ir tik tai nelysk į politiką. Turėtų būti tokia sąlyga. Lygiai taip pačiai miestai šiandien kviečiasi miestiečius. Jiems suteikia viešas paslaugas ir miestietis miestų yra kaip klientas. Jisai turi ten lygiai taip pačiai jausis. Nevažiuosi ten, kur nesaugu. Arba ten, kur tave kaip policija stabdo ant kiekvieno kampo, parodyk pasą. Arba ten, kur bare tave apgaudinėja. Arba ten, kur už tave pamato, kad tu turi pinigų, tave nuplėšia 3 kainas. Važiuosi ten, kur viskas skanu, saugu, gražu ir taip toliau. Tai lygiai tas pats. Negalima verslo kaltinti, kad jis neremia sporto. Šitoje vietoje pasikartosiu, mes turime transformaciją. Ir šiandien sportas lyg pramoga, lyg ir nepramoga. Nacionalinės rinktinės yra valstybės atsakomybė. Ir valstybė, jeigu pažiūrėti, kas reikalinga dabar, pažiūri verslą kaip į klientą, kad jis norėtų prisidėti prie sporto vystymų. Tai paramas dalina iš principo, kad gauna nuolaidas, mokesnė prasme. Toliau yra 3-4 segmentai, kurie žiūri, kur pagal įstatymus jam būti geriau. Ir jis tada skiria reklamai pinigus, pasižiūrėdamas, kokią jis klaidą gauna. Tai Lietuvos krepšinis duoda gerą klaidą. Tai čia yra visos tos tradicinės. Alkoholis, energetiniai gėrimai, betingas, ir turi turbūt dar kažkas. Bet kiekvienoje šalyje. Tai šitos 4 sritis, tai betingas nelabai, vis nauji įstatymai, skandalai ir visa kita. Toliau alkoholio reklama pirmiausia Lietuvoje uždrausta, pirmiausia. Ten mokesčių lengvatų, tai praktiškai ten beveik jokių. Stato naują gamyklą, atleidžia ten virš 300 milijonų eurų investiciją, ten pelno mokesčių 10 metų. Tai investuok į sportą, ten pavyzdžiui 2-3 milijonus eurų, gauk analogišką lengvatą ir tie pinigai ten ateis. Bet čia vėl aš esu matematikas pagal savo kilmę ir aš darau visokius stres testus įvairiuose. Kartais atrodo tarp veiksmų nėra ryšio, bet padarius vieną veiksmą, po kažkiek laikotarpio gims toks veiksmas, kuris gražins. Su kaupu tą, kad tu šitoje vietoje atseit praradai. Ir niekas taip iš valstybės, aš kiek klausau, nėra net skaičiavęs. Bet dabar vienas pavyzdys, Maslabojevas. Jis 5 pagal reitingą pasaulyje. Jisai laimi titulus, laimi varžybas, jam atsiunčia pagyrimų raštą, nes tai ne olimpinė sporto šaka. Toliau, ką valstybė, tai pažiūrėjus, duotų, jeigu toks sportininkas turėtų daug laikų, o jis turi daug laikų, sukurtų followerius, į areną surinktų ne tik lietuvius, transliuotų ne tik Lietuvai, tai turėtų priežastinį ryšį, kad Lietuva galėtų tikėtis turistų.
Lietuva šiandien turi mažiausiai turistų iš visų Europos šalių per vieną gyventoją. Iki COVID buvo mažiau 2 milijonų. Islandija ant 350 tūkstančių gyventojų turi 5 milijonus turistų. Kas yra turistai? Tai yra PVM-as į biudžetą. Bet jie gal ten turi gražesnę gamtą Islandijoje. Ne, čia yra klausimas, 20 ofisų pasaulyje reklamuoja, kaip atvykti į Islandiją. Traukos objektai yra keli, ten, ne, čia tu kaip pats, mes neturim savęs nuvertinti, mes turim labai daug, ko tik reikia išsukinėti. Tai vat, pavyzdžiui, kaip sportas gali paduoti valstybei naudą ir per ką gali grįžti mokesčiai, tai atvažiuotų žmonės papildomai, leistų pinigus, grįžtų PVM-as ir tai būtų traukos objektai. Tai aš tai vadinu, šiuo atveju ne krepšinio, šiuo atveju kovinių sporto šakų eksportą. Lygiai tas pats su krepšiniu. Lygiai tas pats šiandien, lygiai tas pats su kitom sporto šakų. Tik tai tu pasieki tarptautinius čempionatus, remi sportą, tu turi stengtis, kad pas tave Lietuvoje vyktų tie tarptautiniai čempionatai ir čia suvyktų kuo daugiau turistų. Turistai paliks pinigus ir tai grįš į biudžetą pinigai. Bet šiuo atveju sporto rinktinės nėra verslininkų klausimas. Verslininkam turi būti sudarytos prielaidos, kad jisai kaip klientas norėtų ten įdėti pinigus ir tai traktuotų kaip investiciją. Ir galbūt nereikia taip griežtai žiūrėti alkoholio reklamą arba lošimus. Tai galbūt reikia juos įpareigoti skirti pinigų kovai, kai daro Amerika. Viskas reklamuojama, bet yra pinigai, kurios turi skirti anoniminių alkoholikų, anoniminių lošėjų, anoniminių taip toliau ir per tą prizmę, per švietimo, ne per draudimą. Broliai Lavrinovičiai. Kažkaip buvo rašoma, kad broliai Lavrinovičiai užpatentavo tuos pavadinimus 2 galimus naujo klubo Vilniuje. Koks jūsų ryšys yra su broliais? Galbūt jie ateitų ir gal juos matote irgi vadovaujant klubui? Ta bendrovė, kuri užregistravo 2 pavadinimus, jinai taip pat turi Image Rights valdymo sutartį su Lavrinovičiais ir investavo į Twins. Mes pakankamai didelę programą turėjom ir po COVID vėl turėsim. Tai ta bendrovė yra specializuota visiems šitiem entertainmentam. Tai dėl tos priežasties ir buvo susietas čia, bet čia nieko bendro. Supratau. Kokia jūsų ambicija? Vėl dalinantis ir kalbant apie verslą, mano kaip verslininko ambicija turėti 1 milijono eurų apyvartą. Tai va, pasidalinau savo atvirumu, niekam nesu pasakojęs, net mamai. O jūsų atėjimas į sportą, kokia esminė yra ambicija? Kur jūs jaustumėt pasitenkinimą? Nežinau, ar tai pajamos, ar tai pergalės, ar tai žmonės, kurie būtų toje organizacijoje? Aš jums duosiu patarimą. Kiek tikslų aš savo pristačiau, daugiau mažiau aš juos pasiekiau anksčiau ir vėliau. Tai todėl tikslai turi būti labai ambicingi, bet išeinantis iš rinkos. Jeigu rinka yra milijardas, tai milijonas neteisingas skaičius. Ir teoriškai pasiekimi. Tada yra, kai tu turi tikslą, bet aš turiu kelis jaunų žmonės, kurie paprašė pabūti manęs mentorium, aš pats mokausi be šito. Čia yra nauja, bet labai gera pamoka ir pačiam. Ir mes pradėjom savo diskusijas nuo tikslo. Praktiškai kiekvienu atveju aš prisiminiau save 24 metai atgal, kai aš pradėjau savo pirmą verslą. Aš dariau chrestomatinės klaidas. Mano tikslai buvo labai maži ir jie buvo labai tokie chaotiški. Ir tada, kai tu turi tikslą mažą arba chaotiškai, tai tau žingsniai veda prie to tikslo. Bet tave neatves prie kito tikslo, kurį tu pasistatytum. Nes pinigų yra. Rinka, svarbiausia turi būti rinka. Jeigu rinkos nėra, nieko nepadarysi. Bet yra rinka, tam reikia žmonių, tam reikia pinigų, ir tam reikia asmeninio dėmesio ir darbo. Tai pinigų rinkoje yra ypatingai naujos technologijos, čia vėl nuo geopolitikos priklauso, kažkas nori pirmauti technologijom, ten visi pinigai, kažkas į kosmosą ten pinigai, kažkas į dronus ten pinigai. Tai reikia sekti tos trendus irgi, kad neinvestuoti tą verslą, kuris yra old school. Ten jau nebėra pinigų. Arba jis jau užsidaro. Tai va. Tai sporte mano ambicijos, aš pasikartosiu, aš noriu transformuoti dalį savo laiko į sportą, bet tai noriu, kad jisai turėtų vertės augimą. Tai vėlgi priklausys nuo kiekvieno klubo. Nes vienas turės augimo galimybės vienas, kitas turės kitas. Bet tai įtakos mano verslo augimą, procesus, mano kontaktus, mano papildomas pajamas, mano galų gale žinomumą ir įtaką tam tikrose sektoriuose ar sferose. Čia
praktiškai visose verslo dideliuose projektuose ir dabar vieną labai didelį darom su viena JAV organizacija ir mes tenais priėjom prie bendravimo apie krepšinį. Prie 92 metų olimpiados ir prie žmonių, kurie ten iš tos organizacijos prisidėjo. Tai pasikartosiu, tai neatsiejami dalykai. Ten ir krepšinis yra, aišku, per futbolą daug daugiau gali padaryti, bet čia nebebūtų privalumo iš manęs kaip iš lietuvių kilmės verslininko, nes mes neturim pasigirti priešistorę, o krepšinį turim. Gedvinai, buvo nepaprastai malonu, įdomu pasiklausyti jūsų minčių ir kaip suprantu, laikas tiksi ir artėja ta akimirka, kai iš tikrųjų, kai jau bus ir kažkoks, tai koks dabar kitas žingsnis, oficialus pranešimas, kad toks ar toks klubas, kiek, tarkim, yra galimybė dar tai nes metai jau labai čia greitai jie praeina, tarkim, Ryto. Aš manau, kad iki kokio spalio lapkričio viskas įspręs šiuo metu. Kaip tik mes gausim leidimus arenos rekonstrukcijai, viskas labai greitai, metai prabėgs labai greitai. Tai didelės jums sėkmės, ačiū labai už laiką, tikiu, kad buvo įdomu ir žiūrovams ir iki kito karto. Ačiū. Top Sport lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.